Deividas Hokinsas. Paleidimas, atsidavimo ir susitaikymo kelias. 6 skyrius. Baimė. Baimė turi daug veidų ir mes visi jos puikiai pažįstame. Buvome užklupti nerimo ir panikos. Buvome sukaustyti siaubo, kurį lydėjo smarkus širdies plakimas ir nelaimės nuojauta. Kraštutinė baimės forma yra paranoja. Lengvesnės baimės formos reiškiasi kaip lėtinė įtampa ir nepatogumo jausmas. Kai baimė paaštrėja, tampame labai atsargus, drovus, mums kyla grėsmės nuojauta ir pasiruošime gintis. Kai bijome, tampame prietaringi, nepatiklus, įtarus, jaučiamės patekę į spąstus, labai aštri baimė atima žadą. Baimė kelia viskas, kas aplink mus. Bijome skausmo ir kančios. Bijome artumo ir mylėti. Bijome, kad mus atstums. Bijome nesėkmių, skurdo, patyčių ir kritikos. Bijome, kad kas nors mums nepritars ir baiminamės daryti sprendimus. Bijome bausmių ir netekti saugumo. Bijome smurto, manipulacijų. Bijome prisimti atsakomybę ir rodyti iniciatyvą. Bijome gauti atkirtį ir bijome pasipriešinimo. Galiausiai baiminamės gyventi ir bijome Dievo. Bijome pačios baimės. Kai imame ieškoti baimės šaknų, pamatome, kad labai dažnai bijome tų dalykų, ant kurių pykstame. Tai reiškia, kad paleidę baimę pakylame į aukštesnį energijos lygį ir pasiekėme pykčio pakopą. Pats faktas, kad sugebėjome susitvarkyti su baime, pakelia mus dar aukščiau, iki išdidumo, o paskui iki drąsos. Pasiekėme kritinį tašką, kur negatyvi energija tampa pozityvi. Viešo kalbėjimo baimė. Kai nusprendžiate paleisti baimę, atlikite eksperimentą ir pirmiausia paleiskite baimės baimę. Taip, be kitų dalykų mes bijome ir pačios baimės. Kai liaujamės jos bijoti, dažniausiai pamatome, kad baimė yra tik jausmas ir jokio realaus pagrindo neturi. Baimė yra kur kas palankesnė būsena negu apatija ir depresija. Galbūt jums pasirodys keista, bet jeigu apatijos prislėgtas žmogus pajunta baimę, tai yra žingsnis į viršų. Baimė yra geriau už juodą neviltį. Baimė stiprina save pačią. Viena baimės persmelkta mintis pritraukia prie savęs kitą panašią mintį ir baimė plečiasi. Kuo labiau bijome, tuo didesnė tikimybė, kad mūsų baimė išsipildys tikrovėje, nes vienas iš sąmonės dėsnių sako, ką laikome mintise, tas apsireiškia mūsų tikrovėje. Pats patyriau, ką tai reiškia. Kai vienoje ligoninėje atlikau praktiką, dar labai bijojau kalbėti prieš žmonių auditoriją. Kai tik pagalvodavau, kad stoviu prieš būrį kolegų ir pristatau jiems paciento ligos istoriją, mane apimdavo baimė ir imdavo linkti keliai. Tokios mintys mano galvoje sukosi be paliovos ir netrukus susiklostė situacija, kai aš iš tikrųjų turėjau skaityti pranešimą ligoninės personalo susirinkime. Vos perskaičiau kelis pirmus sakinius, mano balsas pradėjo trūkinėti, tapo silpnesnis ir galiausiai aš visai nutilau. Baimė, kuris lypėjo mano galvoje, pasireiškė tikrovėje. Ko aš bijojau, tas įvyko. Baimė galvoje dar labiau sustiprėjo ir susiformavo įsitikinimas. Aš negaliu kalbėti publikos akivaizdoje, nesu oratorius. Ėmiau vengti visų situacijų, kuriuose reikia kalbėti prieš būrį žmonių. Dėl to labai nukentėjo mano savivertė ir profesinio augimo galimybės. Po kelerių metų baimė įgavo kiek kitokią formą. Aš negaliu kalbėti virto, aš nenoriu kalbėti, nes esu blogas kalbėtojas ir mano kalba žmonėms gali pasirodyti nuobodi. Tai jau buvo žingsnis į viršų. Netrukus pasitaikė proga pasakyti viešą kalbą. Tai turėjo įvykti po kelių dienų. Aš iš pradžių išsigandau, bet paskui ramiai atsisėdau, pažvelgiau į savo baimę ir paklausiau savęs, kas gali atsitikti blogiausia, jeigu aš pabandysiu viešai kalbėti. Taip, galbūt būsiu siaubingai nuobodus, na ir kas? Prisiminiau daugybę kalbėtojų, kurių viešos kalbos buvo labai nuobodžios ir suvokiau, kad nuobodi vieša kalba yra visai įprastas dalykas. Nuobodi vieša kalba tai visai ne pasaulio pabaiga, kaip kad man pirmiau atrodė. Atėjo lemtinga diena, kai turėjau viešai kalbėti prieš didelį būrį žmonių. Visą tekstą kruopščiai susirašiau popieriuje, tad dabar jį reikėjo tik ramiai perskaityti.
Žinoma, būtų buvę kur kas įdomiau, jeigu būčiau improvizavęs be popieriaus, tačiau man to neleido padaryti baimė. Mane pakvietė į sceną ir aš pradėjau monotonišku bejausmiu balsu skaityti tekstą. Kai baigiau, pajutau, kad atlikau žygdarbį. Vienas draugas pasakė, techniškai kalba buvo gera, bet labai nuobodi. Tačiau dabar tai jau buvo visai nesvarbu. Triumfavau, nes man užteko drąsos pažvelgti į akis savo baimį ir kreiptis į žmones. Kad kalba buvo nuobodi, dabar neturėjo visiškai jokios reikšmės. Svarbu buvo tik tai, kad aš ją perskaičiau dideliai klausytojų auditorijai. Iš karto pakilo mano savivertė, nes aš įveikiau didžiulę kliūtį. Žinojau, kad ateityje man niekada nereikės vengti situacijų, kuriuose gali tekti viešai kalbėti. Kai dabar sakau viešą kalbą, pirmiausia perspėju klausytojus. Esu nepaprastai nuobodus oratorius, vienas iš nuobodžiausių, kurių jums teko klausytis. Keista, bet tai išgirdę žmonės ima juoktis. Klausytojo juokas reiškia, kad jie priima mano žmogiškus bruožus, o tai kiekvieną kartą dar labiau sustiprina mano pasitikėjimą savimi. Nuo seno žinoma, kad humoras yra svarbus viešo kalbėjimo elementas, kuris padeda užmegzti ryšį su auditorija ir pelnyti žmonių simpatijas. Aš myliu savo klausytojus, nes jie man padėjo atsikratyti baimės ir priima mane tokį, koks esu. O jie mane myli, nes aš darau tai, ką daryti dauguma jų bijo. Kai įvyksta evoliucija nuo aš negaliu kalbėti iki realaus kalbėjimo, ši veikla ima teikti tikrą malonumą. Paaiškėja, kad progai pasitaikius galime pasakyti žmonėms labai įdomių dalykų. Kai supratau, kad galiu sakyti viešas kalbas, pradėjau kalbėti vis dažniau. Dabar man jau nebereikia skaityti kalbos iš popieriaus, aš improvizuoju. Viešos kalbos leido man realizuoti daug profesinių tikslų, kurie pirmiau atrodė neįmanomi dėl mano nenoro kalbėti su publika. Kalbu daug. Dalyvauju televizijos pokalbių šou, kuriuos žiūri visos Jungtinės valstijos. Kalbėtojo karjeros pradžioje bijodavau netgi perskaityti kalbą iš popieriaus būrių jaunų gydytojų, o dabar su malonumu kreipiuosi į milijonus klausytojų. Kai išsilaisviname iš baimės ir kitų vidinių suvaržymų, mes visi gauname didžiulę naudą. Pasikeičia visų mūsų gyvenimo sritis. Tampame laisvesni, laimingesni, išauga mūsų galimybės ir stoja proto ramybė. Gydomasis meilės poveikis. Mūsų visuomenė yra apėmusi baimės epidemija. Baimė pagrindinė emocija ir ji valdo visą pasaulį. Baimė taip pat buvo dominuojanti mano pacientų emocija, o pacientų per kelis klinikinės praktikos dešimtmečius aš mačiau tūkstančius. Ši emocija tokia plati ir ji turi tokią daugybę formų, kad aprašyti jų visų vienoje knygoje neįmanoma. Baimė susijusi su fiziniu išlikimu ir mūsų sąmonėje užima ypatingą vietą. Baimė yra taip persmelkusi visą žmonių egzistenciją, kad visas gyvenimas iš esmės yra bandymai rasti mechanizmus, kurie padėtų šią emocinę būseną kompensuoti. Žmonės daro viską, kad nuslopintų savo baimės. Bet tą padaryti labai sunku, nes jos yra nuolatos kurstomos. Štai žiniasklaidoje mirga tokios antraštės. Teroristai grasina užnuodyti mūsų maistą. Jų begalės. Atrodytų žiniasklaida specialiai stengiasi stiprinti visuomenėje tvyrančią baimę. Neseniai girdėjau tokius dainos žodžius. Mes esame įstrigę tarp baimės gyventi ir baimės numirti. Kai baimės kompensacijos mechanizmai nesuveikia, baimė užlieja visą žmogaus sąmonę nuolatiniais nerimo priepuoliais ir fobijomis. Tada sakoma, kad žmogus serga nerimo neurozė. Priminsiu jums, kad raminamasis vaistas Valiumas yra pats perkamiausias iš visų vaistų Jungtinėse valstijose. Kai žmogų užklumpa baimė, ji pamažu išsiplečia į visas jo gyvenimo sritis. Baimė suvaržo žmogaus veiksmus ir kartais visiškai paralyžiuoja jo socialinį aktyvumą. Taip atsitiko vienai mano pacientei vardu Betsy. Betsy buvo 34 metai, bet ji atrodė kur kas vyresnė. Ji vartojo daugybę vitaminų ir maisto papildų. Kai suskaičiavo, pasirodė, kad jų yra 56. Be to valgė tik specialų maistą. Betsy kamavo mikrobų fobiją. Ji bijojo užsikrėsti. Jai atrodė, kad visur aplink jos tyko klastingos bakterijos. Baimę skatino įvairūs straipsniai medicininėmis temomis, kuriais ji šventai tikėjo. Ji bijojo valgyti. Maistas gali būti užkrėstas. Bijojo kvėpuoti.
ore irgi pilna mikrobų. Bijojo saulės spindulių, nes jie sukelia odos vėžį. Betsė dėvėjo drabužius tik iš nedažytų audinių, nes žinojo, kad dažai labai kenkia odai. Kai ateidavo į mano kabinetą, ji nesėsdavo, nes kėdė galėjo būti užkrėsta. Aplinkui vien mikrobai. Kai rašydavau jai receptą, ji reikalaudavo, kad recepto blankas būtų išplėštas iš receptų knygelės vidurio. Ten blanko nepasiekė mikrobai. Maža to, ji pati norėdavo išplėšti blanką, nes mano rankos irgi galėjo būti užkrėstos mikrobais, tad blanką aš galėjau liesti tik rašikliu. Betsė beveik niekada nenusimaudavo pirštinių. Kai paskirdavau jai vizitą, ji dažnai neateidavo ir aš turėdavau ją konsultuoti telefonu. Moteris tiesiog bijodavo išeiti iš namų, nes jos visur tykojo mikrobai. Kartą ji man paskambino ir pasakė, kad guli lovoje ir bijo išeiti į gatvę, nes ten pilna plėšikų ir prievartautojų, bet to labai užterštas oras. Buvo akivaizdu, kad Betsės baimė plečiasi. Paskambinusi kitą kartą ji pareiškė, kad jau bijo gulėti lovoje, nes jaučia, kad gali išprotėti. Ji bijojo gerti vaistus dėl šalutinio jų poveikio, bet bijojo jų ir negerti. Paskui ji išsigando, kad gali paspringti tabletėmis ir liovėsi gerti ne tik papildus, bet ir tuos vaistus, kuriuos išrašydavau aš. Betsė bijojo visko. Jos baimė buvo absoliuti. Iš baimės ji blokuodavo visas mano pastangas jai padėti. Kartą nusprendžiau pakalbėti su jos artimaisiais, tačiau Betsė man uždraudė tą daryti, nes nenorėjo, kad jie sužinotų, jog ji konsultuojasi su psichiatru. Betsė visai liovėsi vaikščioti pas mane ir mudu bendravome tik telefonu. Jaučiausi visiškai sutrikęs ir nemačiau jokių būdų, kaip galėčiau jai padėti. Galiausiai prisipažinau savo, kad nieko padaryti neįmanoma. Susitaikiau su situacija ir tariau savo, negaliu jai padėti, esu visiškai bejėgis. Vienintelis dalykas, kurį galiu padaryti, tai mylėti ją. Ėmiau siųsti Betsei meilės kupinas mintis. Siunčiau jai meilę ir tada, kai konsultuodavau telefonu. Po kelių mėnesių meilės terapijos Betsei pasidarė geriau. Jos baimė susilpnėjo ir ji atnaujino vizitus pas mane. Tebesiunčiau jai meilę ir moters būsena pamažu gerėjo. Vis dėlto Betsė bijojo pažvelgti į savo fobijos priežastis ir pokalbių psichologinėmis temomis vengė. Mes bendravome 4 metus ir pagrindinis mano gydomasis įrankis buvo meilė. Šis atvejis puikiai iliustruoja idėją, kurią mes aptarėme kalbėdami apie apatiją. Aukštesniųjų energijų virpesiai daro gydomąjį poveikį žemesniųjų energijų virpesiams. Betsės baimės virpesiai buvo žemesni nei mano meilės virpesiai. Meilės virpesiai žmogų nuramina. Kartais pakanka tiesiog pabūti šalia išsigandusio žmogaus ir jam palengvėja. Nereikia netgi nieko kalbėti. Žmogų išgydo meilės energija. Tai yra vienas iš sąmonės dėsnių. Baimė išgydo meilė. Šią temą savo knygose puikiai išnagrinėjo psichiatras Džeraldas Jampolskis. Ypač rekomenduoju jums perskaityti Meilė tai baimės paleidimas. Džeraldas Jampolskis yra įkūręs psichoterapijos centrą, kuris padeda sunkiai sergantiems žmonėms atsikratyti baimės ir pakeisti ją meilę. Centro veikloje dalyvauju ir aš. Meilę kaip gydomąjį įrankį naudoja didieji praeities šventieji ir nušvitę gydūnai. Tokių žmonių pasitaiko ir dabar. Jie skleidžia tokią intensyvią energiją, kad vien atsidūrę šalia prislėgto ir išsigandusio žmogaus jį išgydo. Gydomoji meilės energija taip pat sklinda mūsų mintimis. Puikus pavyzdys, koks stiprus gydomasis meilės poveikis yra motinos Teresės veikla. Kalbama, kad jos besąlyginė meilė išgydė tūkstančių žmonių. Kas nėra susipažinę su sąmonės dėsniais, tokius išgyjimus vadina stebuklais. Tačiau iš tikrųjų šis reiškinys visai įprastas ir tikėtinas. Kur yra meilė, ten yra ir išgyjimas. Žmonės pasiekia aukštą sąmonės būseną, gydo, transformuoja ir nušviečia kitus. Prie tokių būsenų artėjame, kai paleidžiame iš savęs blokus, kurie trukdo mums jausti meilę. Tada pasveikstame ir įgyjame gebėjimą gydyti kitus žmones. Gydomoji meilės energija turi vieną trūkumą. Dažniausiai jos poveikis jaučiamas tol, kol šalia yra meilę skleidžiantis žmogus. Kai toks žmogus pasitraukia, negalavimas grįžta. Išeitis yra. Turime patys skleisti meilę ir tuo būdu palaikyti gerą savijautą. Galbūt prieštarausite,
Jeigu meilės persmelktos mintys gydo, kodėl ligoninėse tiek daug sunkių ligonių? Juk artimieji tikrai negaili jiems meilės ir rūpesčio. Kodėl artimųjų meilė jų neišgydo? Jums atrodo, kad artimieji ligonėms siunčia tik meilę, bet jei patyrinėtumėte jų mintis, pamatytumėte, kad jos kupinos baimės ir pykčio, sumišimo su kaltės jausmu. Įsivaizduokite, kad meilė yra saulės šviesa, o negatyvios mintis ir jausmai debesys. Per debesį saulės šviesos nematome. Mūsų aukštesnysis aš irgi yra kaip saulė, bet šios saulės spindesį temdo baimė, pyktis, abejonės. Šie vidiniai debesys trukdo sklisti aukštesniojo aš šviesai. Bet mes galime debesis išvaikyti. Jėzus pasakė, kad visi turime gydomųjų galių. Žmogus išvaikęs debesis ir leidęs sklisti gydomai savo vidinės saulės šviesai, Jėzaus laikais buvo laikoma šventuoju. Šventieji pasižymėdavo nepaprastą asmeninę trauką ir aplink juos visada būriuodavosi žmonės. Taip yra ir mūsų dienomis. Kai 20-ojo amžiaus viduryje gyvenęs Indijos šventasis Ramanas Maharšis švęsdavo gimtadienį, prie kalno, kuriame stovėjo jo ašramas, susirinkdavo 10 000 piligrimų. Jei jie ilgas valandas susispaudę stovėdavo kaitrioje saulėje, kad patirtų Maharšio meilės energiją ir palinkėtų jam sėkmės. Kai paleidžiame baimę, išlaisvėja didelis energijos kiekis ir ji ima spindėti kaip besąlyginė meilė. Tokią meilę skleidžia šventieji, tokią meilę savo vaikams jaučia tėvai. Ji būtina, kad vaikas augdamas pats išmoktų mylėti. Freudas kalbėjo, kad būti mylimiausiu mamos vaiku yra pati didžiausia laimė, kokią mes tik galime patirti vaikystėje. Kas atsitinka žmonėms, kurie tokios besąlyginės meilės vaikystėje nepatiria? Paplitusi nuomonė, kad jeigu augdami nejautėme motiniškos meilės, visą likusį gyvenimą liekame traumuoti ir išsigandę. Tačiau aš noriu pasakyti, kad tai nėra tiesa. Taip, žmogus vaikystėje patyręs motinos meilę, vėliau gyvenime bus mažiau veikiamas baimės. Motinos meilė vaiką geriau paruošia gyvenimui. Bet iš tikrųjų meilė ateina ne iš išorės. Meilės energijos virpesiai mums yra įgimti. Mes juos atsinešame su savimi, kai ateiname į šį pasaulį. Būtent šie virpesiai palaiko mūsų gyvybę, leidžia mums kvėpuoti ir mąstyti. Jeigu patyrinėję save pamatome, kad mūsų įgimta meilės energija yra užblokuota baimės, šį negatyvų jausmą turime paleisti, tada iš naujo atrasime meilę ir tikrą laimės šaltinį. Šešėlio pažinimas. Viena iš emocinės brandos kliūčių yra baimė susidurti su jausmais, mintimis, nuostatomis ir polinkiais, kuriuos esame palaidoję savo pasąmonėje. Karlas Jungas juos vadina šešėliu. Kol šešėlį nepažvelgsime ir jo nepažinsime, tol bus neįmanoma pasveikti. Bet mes, kaip tvirtino Jungas, šešėlio pripažinti nenorime. Mums jis nemalonus. Todėl jį suprojektuojame į išorinį pasaulį ir tada pasaulis ima atrodyti blogas. Mes smerkiame blogą pasaulį ir esame pasiruošę su blogiu kovoti. Tačiau iš tikrųjų viskas, ką turime padaryti, tai pripažinti savo šešėlį. Kai šešėlis atsiskleidžia, daugiau mūsų iš pasąmonės jis nevaldo. Kai susidarėme su baime pažvelgti į savo pasąmonės gelmes, kur slypi šešėlis, labai padeda humoro jausmas. Kai galų gale pamatome, kad būtent ta baimė teikia šešėlių jėgos, galime iš jo tik pasijuokti. Šešėlis iš tikrųjų pasirodo juokingas. Ko čia bijoti? Tada dingsta poreikis projektuoti šešėlį į išorinį pasaulį ir šešėlis pamažu išsisklaido. Kodėl mums tai patinka televizijos laidos apie visokius neramumus ir konfliktus? Nes televizijos ekrane pamatome visas tas fantazijas, kurios sudėtos mūsų pasąmonėje ir kurių nepripažįstame. Bet kai galiausiai pasiryžtame jas pamatyti, proto ekrane, poreikis žiūrėti televizorių ir regėti ten chaosą dingsta. Žmonės, kurie atskleidžia savo šešėlio turinį, liaujasi domėtis realiais nusikaltimais, smurtu ir baisiomis nelaimėmis. Šešėlio turinį iš dalies suformuoja ir visuomenėje vyraujančios nuomonės bei požiūriai, todėl Jungas tvirtino, kad šešėlis yra kolektyvinės pasąmonės dalis. Tai reiškia, kad kai kurie iš šešėlio elementų būdingi mums visiems. Jie yra kolektyviniai.
Visiems būdinga ta pati nuslopinta baimė, agresija, tos pačios fantazijos. Pasąmoningas protas agresyvus ir tiesmukas. Pavyzdžiui, jei kas nors užkišo jums prieš nosį savo automobilį ir privertė staigiai stabdyti, jūs piktai rėžiate. Tau reikėtų nusukti galvą. Ši mintis išnyra iš pasąmoningo proto ir dabar pabandykite įsivaizduoti, ką iš tikrųjų padarytumėte, jeigu jūsų nesustabdytų vidinis prižiūrėtojas, kuris yra visuomenėje priimtų taisyklių ir normų atspindys. Įkrėstumėte tam vairuotojui kailį, apdaužytumėte jo automobilį? Tai jokių būdų nereiškia, kad esate blogas žmogus ar potencialus nusikaltėlis. Tai tik reiškia, kad išdrįsote pažvelgti į save ir pamatėte, kaip funkcionuoja gyvūniškoji jūsų proto dalis. Nereikia dėl to savęs smerkti. Pasąmonė yra necivilizuota ir šiurkšti. Toks yra ir šešėlis, todėl mes nenorime jo pripažinti. Mūsų sąmoningas protas visą gyvenimą lavinasi ir tobulėja, o pasąmoningoji jo dalis slepiasi džiunglėse ir supasi ant medžių šakų. Bet kai šią proto dalį pamatome, nereikia ją baisėtis. Jei apšviesite ją sąmoningo proto šviesa, tapsite stipresni ir jūsų kelyje neliks kliūčių, kurios jums trukdo augti. Laikyti šešėlį nuslopintą reikia daug energijos, o tai mus sekina. Kai energiją skiriame baimei nuslopinti, jos nebelieka meiliai. Pagal vieną iš sąmonės dėsnių panašus traukia panašų, taigi baimė traukia daugiau baimės, o meilė daugiau meilės. Kuo daugiau baimės savyje laikome, tuo daugiau atitinkamų situacijų kyla mūsų gyvenime. Kiekviena baimė verčia mus sukurti tam tikrą gynybinį mechanizmą ir tai atima iš mūsų dar daugiau energijos. Testuodami raumenų jėgą, labai akivaizdžiai matome, kad baimės persmelktos mintis daro mus silpnesnius ir kaip jos blokuoja energijos tėkmę akupunktūriniais meridianais. Bet nors žinome, kaip pražūtingai veikia baimė ir kaip ji trukdo mums būti laimingiems bei sveikiems, vis viena ją kabinamės. Kodėl? Pasąmonėje mes įsivaizduojame, kad baimė palaiko mūsų gyvybingumą, nes būtent baimė labai artimai susijusi su tais gynybiniais mechanizmais, kurie garantuoja mūsų išlikimą. Mums atrodo, kad jei atsikratysime baimės, tie mechanizmai sutriks ir mūsų saugumui iškils rimtas pavojus. Iš tiesų yra visiškai atvirkščiai. Kaip tik baimė neleidžia mums pamatyti tikrųjų pavojų. Baimė ir kaltė yra pagrindinės priežastys, dėl kurių mūsų kūną pakerta ligos ir kurios veda mus į nesėkmę visose gyvenimo srityse. Nuo įvairių pavojų mus kur kas efektyviau apsaugo meilė, o ne baimė. Pavyzdžiui, daugybė žmonių rūpinasi savo kūnu, nes bijo susirgti ir numirti, bet argi nebūtų geriau, jei jie prižiūrėtų kūną skatinami meilės? Ar nebūtų geriau, jei tarnautume artimiems žmonėms ne todėl, kad bijome juos prarasti, bet todėl, kad juos mylime? Būname mandagūs su žmonėmis, nes bijome, kad jie apie mus susidarys blogą nuomonę, bet gal geriau taip elgtis todėl, kad žmonės vertiname? Stengiamės gerai dirbti, nes bijome netekti darbo, bet jei gerai dirbtume siekdami duoti daugiau naudos žmonėms, argi rezultatai nebūtų geresni? Ar nedaugiau pasiektume, jeigu užuot konkuravę su žmonėmis, imtume su jais bendradarbiauti? Argi nebūtume saugesni kelyje, jei atsargiai vairuotume ne iš baimės sukelti avariją, o brangindami savo ir kitų žmonių sveikatą ir gyvybę? Ar negeriau gerus darbus daryti ne iš baimės, kad Dievas mus nubaus, o dėl to, kad mums nuoširdžiai rūpi artimo gerovė? Kaltė. Kaltė iš tikrųjų yra viena iš baimės formų. Kaltė visada susijusi su jausmu, kad esame neteisūs ir kad mums už tai gresia bausmė. Jeigu bausmės nesulaukėme išorinėme pasaulyje, nubaudžiame save patys emociškai ir psichologiškai. Kaltę lydi daug kitų neigiamų emocijų. Kai galvoje sukasi mintys apie kaltę, tampame silpnesni ir tą labai aiškiai parodo raumenų testavimas. Taip pat sutrinka energijos tėkmė meridianais, taigi kaltės poveikis kūnui yra visiškai destruktyvus. Bet jeigu kaltė mus veikia taip pražūtingai, kodėl šis jausmas vertinamas? Kodėl įvairūs ekspertai tvirtina, kad kaltės poveikis mums yra palankus? Neseniai perskaičiau vieno žinomo psichiatro straipsnį,
kuriame jis išsakė nuomonę, kad adekvati kaltė verčia mus elgtis pozityviai. Pažiūrėkime detaliau, kas tai yra kaltė. Ar kaltės jausmas atspindi tikrovę? Ilgai tyrinėjęs šį fenomeną priėjau prie išvados, kad 99% kaltės, kurią jaučia žmonės, su tikrove neturi nieko bendra. Netgi patys doriausi ir romiausi žmonės dažnai būna slegiami kaltės, kad jie yra ne tokie, kokie turėtų būti. Kai jaučiamės kalti, iš tikrųjų smerkiame save ir menkiname savo vertę. Kaltės jausmas taip pat paplitęs kaip ir baimė. Kad ir ką darytume, kad ir kaip mums sektųsi, viena mūsų esybės dalis sako, kad galime būti geresni. Pavyzdžiui, galime geriau smūgiuoti golfo kamuoliuką, geriau mylėti, geriau gaminti maistą, greičiau bėgti, galėtume būti aukštesni ir stipresni, galėtume būti nuovokesni, labiau išsilavinę ir apsišvietę, galėtume skaityti daugiau knygų ir mažiau žiūrėti televizorių, galėtume apskritai būti geresni. O kadangi tokie nesame, jaučiamės kalti. Kaltės jausmas klesti tarp dviejų baimių – baimės gyventi ir baimės numirti. Su kalte stengiamės susitvarkyti taip pat kaip ir su kitomis neigiamomis emocijomis. Jas slopiname, perkeliame, projektuojame į išorę ir bandome nuo jos pabėgti. Taigi kaltė dažnai lieka neįsisąmoninta, tačiau tai problemos neišsprendžia, nes kaltė išnyra į paviršių kitomis formomis. Pavyzdžiui, imame save bausti ir mus ištinka kokia nors nelaimė. Iš pirmo žvilgsnio tai nelaimingas atsitikimas, bet išanalizavę situaciją pamatome, kad šį įvykį išprovokavome specialiai. Taip pat galime netekti darbo, sužlugdyti santykius, susigadinti sveikatą, patirti finansinę nesėkmę ir taip toliau. Pasąmoningas protas labai išradingas ir jis randa būdų, kaip aptemdyti mums gyvenimo džiaugsmą bei susilpninti gyvybinės jėgas. Kaltės jausmas visada susijęs su mirtimi, kaip kad meilė yra susijusi su gyvenimu. Kaltė yra mūsų mažojo aš, ego dalis, kuri visada būna pasiruošusi patikėti, kad mes esame blogi ir nevisaverčiai. Būtent ego sureaguoja į kokią nors piktą šeimos nario, draugo ar kaimyno pastabą ir visas džiaugsmas dingsta. Kaltė mus daro nesveikus. Kur yra liga, ten visada bus kaltės jausmas. Kai jaučiamės kalti, neigiame savo įgimtą nekaltybę. Kodėl patikime, kad esame kalti? Augdami naiviai tikėjome, kad viskas, ką mums sako kiti žmonės, yra tiesa. Tikime kitų žmonių kalbomis ir dabar. Jau esame priėmę 10 000 melų ir priimsime dar tiek pat. Dėl įgimtos nekaltybės ir naivumo leidžiame, kad kiti žmonės mus išnaudotų ir primestų savo nuomonės bei įsitikinimus. Taigi galima sakyti, kad kaip tik nekaltybė ir naivumas galų gale priverčia mus patikėti, kad esame kalti. Kaip tik per savo įgimtą nekaltybę ir naivumą mes susitaikome su visu pasaulio negatyvumu ir leidžiame, kad jis susilpnintų mūsų gyvybingumą ir neleistų suvokti, kas iš tikrųjų esame. Ir kaip tik dėl tokios nekaltybės ir naivumo mes tarsi kūdikiai negalime apsiginti ir leidžiamės valdomi bei programuojami. Tai supratę tampame sąmoningesni. Dabar sukurta daug įvairių programų, kurių tikslas – sąmonės išplėtimas. Ta tema rengiami savaitgalio seminarai, skaitomos paskaitos, leidžiamos knygos. Ką tai duoda? Mums į galvas įspaudžiamos sudėtingos formulės ir įdiegiamos naujos programos, kurios atspindi kitų žmonių supratimą apie tiesą. Manau, mums tiesiog reikia suvokti, kad kiekvieną dieną esame programuojami. Kai tai vyksta, galime patikrinti programų vertę, o paskui jas demonstruoti. Galime atmesti negatyves iš pasaulio gautas programas, galime neleisti, kad kiti mus išnaudotų, kad verstų mus švaistyti energiją veiklai, kuri naudinga tik jiems. Kai sužinome, kaip iš tiesų vyksta toks programavimas, suprantame, kad esame panašus į kompiuterį, kuris nuolat yra valdomas iš išorės. Ta supratę supykstame, o pykčio lygmuo yra aukštesnis už apatiją, depresiją ir liūdesį. Tai reiškia, kad prisiimame atsakomybę už savo protą, užuot atidavę jį televizijai, laikraščiams, žurnalams, internetui.
Patys nusprendžiame formuoti jo turinį, užuot leidę tą daryti politikams, mokytojams, žurnalistams, kaimynams, metro keleiviams, padavėjams restorane ir visiems kitiems, su kuriais diena iš dienos susidarėme gyvenimo kelyje. Taip į mus kraunamos šiukšlės, kurias mes paskui platiname kitiems žmonėms. Kompiuterių specialistai sako, kad jeigu į kompiuterį įvesime šiukšlę, tai atgal atiduos irgi šiukšlę. Kai imame šias šiukšlės pamažėle valyti, pradedame vidinę kelionę į laisvę ir mūsų jau nebevaldo kiekvienas sutiktas sukčius. Mes atgauname galės valdyti savo gyvenimą. Tada pamatome, kad iš tikrųjų neturime dėl ko kaltinti nei savęs, nei kitų. Tačiau vidinėje kelionėje susidurėme su kliūtimis. Tam tikrame kelionės etape išsigąstame, kad galime sužinoti apie save bauginančią tiesą. Tai dar užsilikusių programų poveikis. Pasaulis nenori, kad mes pažintume save, nes save pažinę tampame laisvi, o laisvų žmonių negalima kontroliuoti, neįmanoma jais manipuliuoti ir jų išnaudoti. Veikiami senų programų susidarome nuomonę, kad vidinė kelionė yra paslaptingas ir pavojingas dalykas. Ar vidinė kelionė iš tiesų tokia baugi? Tiesa tokia, kad kiekviena išsklaidyta iliuzija, kiekviena demonstruota programa, kiekvienas paneigtas melas vidinę kelionę daro lengvesnę. Mes vis geriau suvokiame, kad mus supa meilė. Visas gyvenimas darosi šviesesnis. Tyrinėti savo vidinį pasaulį ir ieškoti tiesos mus ragino visi didieji mokytojai nuo pat laikų pradžios. Tik tiesa padaro mus laisvus. Jeigu mūsų viduje būtų kas nors negero, kas nors baisaus, kas nors, kas verstų mus jausti kaltę, argi didieji mokytojai būtų skatinę mus kreipti ten savo žvilgsnį. Priešingai, mokytojai mus būtų perspėję į tokią kelionę nesileisti. Kai kelionę pradedame, pamatome, kad viskas, ką pasaulis vadina blogiu, yra išorėje, o ne mūsų viduje. O tai, ką laikėme vidiniu blogiu, yra tik paklydimai ir nežinojimas. Mes nesame blogi, mes tiesiog esame neišmanėliai. Kai baimės ir kaltės energija išsisklaido, prasideda pokyčiai, kurie matomi netgi fizinėme lygmenyje. Pavyzdžiui, pasveikstame nuo ligų. Imame labiau mylėti save ir kitus, išauga mūsų savivertė. Atsiranda daugiau energijos. Tokių permainų žmonėms siekti padeda religinės praktikos. Žinau tūkstančius atvejų, kai atleidę kaltes, kaip kad moko religijos, ir išsilaisvinę iš baimės žmonės spontaniškai pasveikdavo nuo sunkių ligų. Visai nesvarbu, ar mes sutinkame su jų religinėmis idėjomis ar ne. Svarbu tik tai, kad atsikratę kalties pajuntame gyvybinės energijos antplūdį, pagerėja mūsų sveikata ir mes įveikiame sunkias ligas. Be to paaiškėja, kas vertė mus jausti kaltę ir kas darė mums tokią pražūtingą įtaką. Čia kyla įdomių klausimų, ar meilė motyvuotų mus veikti taip, kaip motyvuoja baimė ir kalties jausmas. Ar mes nepuolame savo kaimyno tik todėl, kad mus stabdo bausmės baimė? O gal draugiškai sugyvename su kaimynu todėl, kad jį mylime, kad linkime jam gero ir žinome, jog jis yra žmogus, kuris siekia būti geresnis, nors galimas daiktas kartais daro klaidų. Ar negeriau laikytis religinių normų ne iš baimės, kad mus gali nubausti, bet iš meilės ir dėkingumo? Kam mums apskritai reikalinga kaltė, kokią gauname iš jos naudą? Argi mes tikrai esame tokie nevykėliai, kad mus skatina veikti tik baimė ir kaltė? Argi tikrai esame tokie nesąmoningi? Ar tikrai tokie kvaili? Gal stipresnis mūsų veiksmų motyvas būtų ne kaltė, o nuoširdus noras pasirūpinti kitais žmonėmis? Kai įsigiliname į šias visas problemas, iš jų socialinę šaknis, pamatome, kad viduramžiai dar nesibaigė. Inkvizicija tebesiautėja, tik žiaurumai dabar yra įgavę naują, subtilesnę formą. Argi nėra žiauru, kad mes esame verčiami jausti kaltę ir baimę? Argi nežiauru, kad leidžiamės programuojami kenkti savo? Argi nežiauru, kad ir patys verčiame kitus žmonės kentėti? Ar nežiauru, kad mumis manipuliuoja ir išnaudoja ir mes patys manipuliuojame kitais žmonėmis bei juos išnaudojame? Kuo mažiau esame pažinę savo tikrąjį aš, tuo labiau mums nepatinka žmonės, kurie šią vidinę kelionę yra atlikę. Mus siutina, kad jie yra aktyvūs ir gyvybingi,
ir kad jiems sekasi tos veiklos sritis, kuriuose esame tiesiog neįgalūs. Štai jums trumpa istorija. Žmogus vaikštinėjo paplūdimiu ir sutiko žveją, kuris nešėsi kibirėlį krabų. Žmogus jam tarė: klausyk, tau reikėtų uždengti kibirą, nes krabai gali išropoti lauk. Žvejas atsakė: ne, nereikia. Matai, kai tik koks krabas pradeda kibirėlio kraštu ropoti į viršų, kiti krabai griebia jį savo žnyplėmis ir nutempia žemyn. Kai paleidžiame iš savęs kaltę, baimę ir kitus negatyvius jausmus, tampame šviesesni, laisvesni ir įžvalgesni. Tada pamatome, kad pasaulis yra panašus į kibirėlį su krabais. Suvokėme, kiek daug pasaulyje negatyvumo. Tai dar nėra galutinis išsilaisvinimas. Pamatę, ką mums yra įpiršęs pasaulis, pajuntame pyktį ir troškimą iš negatyvumo gniaužtų visiškai išsilaisvinti.